O tik ne košės, girdžiu sakant. Kita vertus, dietologai dažniausiai patars valgyti pusryčiam košės. Ką valgyti pusryčiam apskritai yra rimtas klausimas. Viena vertus dėl to, kad laiko nėra ryte ir pagrindinis veiksnys, kuris nulėmė, ką mes pusryčiam valgom arba nevalgom, tai yra paruošimo greitis. O daug teisingų maisto produktų mes negalim greit pasiruošti. Košės beje gali būti paruošiamos greitai ir tam nereikia naudoti tų vadinamųjų greito paruošimo tirpių košių, kurios nėra vertingos, bet yra toks virimo būdas, galim užvirti ir palikti brinkti. Kol plaunam dantis, ruošiamės, lyginamės ką nors iš ryto. Košių nemėgimas, manau, yra susijęs su blogais patyrimais košių valgymo kažkada vaikystėje ir visai galima tą požiūrį pakeisti ir suaugusiems ir vaikam. Ką tenka pastebėti, vaikam labai svarbi yra konsistencija maisto, kurį valgo. Todėl visai gali būti, kad jeigu košė bus stambesnė arba tokia kramtoma, jiems visai gali patikti. Ir košių skonių skirtumai yra neįtikėtinai dideli. Ir aš čia noriu pademonstruoti, pavyzdžiui, košę 4 grūdų. Baukov, jinai yra biodinaminė, po to dar pasakysiu, kas tai yra. Bet jeigu mes imsim tuos dribsnius, jie bus stambus. Ir jie, kai išvirsim, jie bus stambus, jie nesuvirs į vienalytę masę, kuri dažnam asocijuojasi su koše. Tai tiem, kurie nemėgsta tokių skystų ir praryjamų košių, tai tokia pabandžius visai gali būti variantas. Jo labiau, kad jinai yra be kviečių, iš kitų grūdų. Ir mums kviečių reikėtų vengti ne dėl to, kad tie kviečiai iš principo blogi, o dėl to, kad mes jų valgom labai daug ir labai daug. Kitas variantas, čia yra miežinė košė, vadinasi grucė. Žemaitijoje taip ir vadina grucė. Skaldytos kruopos, tai 2 minutės verdam, 20 minučių brinkinam. Šitą verdam 4 minutės ir 5 minutės brinkinam. Visos košės šitas puikiai verdamos su vandeniu, o po to jau kas kuo skanina, tai jau pagal skonį. Aš, pavyzdžiui, košės valgau tik sūrės. Tai yra su druska ir be uogienių ir be cukraus. Bet mano dukra, pavyzdžiui, valgo su uogieniam arba su cinamonu. Tai čia iš tokių gal mažiau, grucė yra miežių kruopos, kaip minėjau. Visos yra pilno grūdo, nerafinuotos, bet greit pagaminamos. Žinoma, klausimas, kiek tas pats augalo rūšis lemia, bet čia yra Demeter auginta, tai yra biodinaminiu būdu, jos tikrai yra skanesnės. Ir net jeigu mes paimsim, vadinkim, elementarius avižinius dribsnius, pačių avižinių dribsnių, pasakymas avižinių dribsnių košė nieko nesako. Nes galim rasti labai neskanių avižinių dribsnių ir galim rasti labai skanių. Vienintelis būdas yra pamėginti. Yra stambesnių, smulkesnių, čia turiu vidutinius. Yra visai smulkių, kur ir mažiem vaikam galima išvirti tokią košę, kuri yra tokia jau visai košiška. Ir pas mus irgi tai buvo. Vaikas paliko nesuvalgęs, vyras paragavo ir sakė, ir aš tokios košės noriu. Tai dabar mes jokių problemų su košių valgymu neturime, tik tai keisti rūšis ir keisti ir konsistenciją ir kad nebūtų visą laiką tas pats, man atrodo, yra visai geras sprendimas. Beje, dar vienas žodis apie manų košę. Manų košė taip pat būna pilno grūdo. Taip, jinai yra vis dėlto kviečiai, beje, gali būti speltos manai, bet gali būti pilno grūdo. Ir jinai, aš, pavyzdžiui, dabar jau sunkiai galiu valgyti tų rafinuotų, valytų manų, man jie jokio skonio neturi, o ta nevalytų manų košė tikrai turi ir manų košės skonį,
šiek tiek kitokie, bet yra daug vertingesni negu tie visiškai balti manai.